Pirmiausia, nusivalau modeliuko veido odą. Švelniais braukiamaisiais judesiais pašalinu bet kokius nešvarumus, nugulusius ant veido odos, kol modeliukas atvyko pas mane. Odos paruošimui naudosiu IMX Cool-Me odą vėsinančią lakštinę kaukę. Šias IMX lakštinės bioceliuliozinės kaukės naudoju nuotakoms, kad oda visiškai būtų paruošta priimti dekoratyvinę kosmetiką. Dekoltė zonai paruošti naudosiu RCK by Ofra Sunkist kūno grimą. Ir su dideliu powder puffu, minkšta kempinėlė išretušuoju. Kūno grimo aplikavimas tokia kempinėlė padeda grimą aplikuoti greitai, tolygiai. Pagalvokit, kaip pavyzdžiui aplikuojam savaiminio įdegio putas, visada naudojam pirštinę arba kempinėlę, tai čia panaši situacija, labai greitai, efektingai, vos per kelis perbraukimo mostus mes tolygiai ir gražiai padengiam kūno grimą. Norint pridėti dar daugiau blizgesio, naudoju Rio Sunset iš Sol Janeiro spindinti kūno aliejų, tiek paspaudimų, kiek noriu švytėjimo intensyvumo ir su ta pačia kempinėlė įretušuoju kūno aliejų į aplikuotą RCK kūno grimą. Labiau naudoju tapšnojamuosius judesius, kad kūno aliejų paskirstyti tolygiai ir kad jis nepradėtų labai stipriai veltis ar tiesiog maišytis su aplikuotu kūno grimu. Norėdama suteikti dar daugiau spindesio dekoltė zonai, naudoju Fenty Beauty Prosecco highlighterį su Makitko 032 šepetėliu. Highlighterį aplikuoju drąsiai, lengvais ir retušuojamais judesiais, kad jo kuo daugiau persiduotų ant odos. Šepetėlį naudoju didelį tiesiog tam, kad sutaupyti laiko ir kad produktą paskleisčiau tolygiai. Kadangi kuo mažesnis šepetėlis, tuo daugiau detalumo turit, o tokioj zonai kaip dekoltė mes norim dirbti greitai ir užtikrintai. Todėl didelis šepetėlis puikiai padaro savo darbą ir highlighterį uždeda tolygiai, greitai ir efektingai. Laikas nuimti kaukę. Kaukės likutį įmasažuoju į odą. Kadangi jau yra paruošta dekoltė, dažniausiai perteklių, kuris lieka po kaukės uždėjimo. Ir jeigu jis jau yra įmasažuotas į veido odą, aš pertempiu ir ant dekoltė, kad papildomai padrėkinti. Bet kadangi jau dekoltė yra padaryta, tai perteklių tiesiog nuimsiu su vienkartinė šluostė. Šiandien noriu išgauti intensyviai švytinti makiažą, todėl pirmiausia, kaip pagrindą, kaip bazę, po makiažo pagrindu naudosiu Iconic London Radiance boosterius ir maišysiu du atspalvius, nes vienas bus per šviesus, o kitas bus per tamsus. Tai tiesiog pabandysiu susimaišyti naudodama šiuos du atspalvius. Tokį atspalvį, kuris būtų kuo panašesnis į mano modelio odos toną. Šį produktą įmasažuoju pirštų pagalba, nes kitu atveju jo paviršutiniškas sluoksnis gali likti ir pradėti veltis su makiažo pagrindu. Ir aplikuosiu ant viso veido, tiek vidinę veido perimetrą, tiek išorinę. Taip pat pereinu ir per paakius. Šio produkto neaplikuoju tik ant viršutinių akių vokų, nes nenoriu spindesio, kurio paskui negalėčiau atsikratyti arba kitaip sumatizuoti. Nes tai, aišku, jau yra zona skirta mūsų šešėliavimui. Naudojant tokį produktą aš ne tik suteiksiu spindesio odai, bet ir minimaliai sulyginsiu veido odos paviršiaus atspalvį per visą veido plotą. Spalviniams nelygumams pašalinti naudosiu Dark Peach spalvinį korektorių iš Bobbi Brown. Naudosiu plokščią Makitko 0.2 šepetėlį ir šis pieštukinis korektorius turi ploną tekstūrą ir tikrai gražų dingimą. Ir aš iš karto keliauju neutralizuoti kiek patamsėjusių paakių. Lengvais braukiamaisiais judesiais aš lyg atlieku spalvinimą. Tai stengiuosi neutralizuoti patamsėjusius paakius. Jeigu dar matau kažkokių spalvinių nelygumų, tarkim aplink lūpas, papilkėjimų, stengiuosi juos pašalinti būtent spalvinio korektoriaus pagalba. Pereinu ir per viršutinį akių voką. Minimaliai pasiruošiau veido odą tam, kad jeigu turėčiau pribyrėjimų, galėčiau lengvai jos pataisyti. O dabar keliausiu su Natasha Denona palete ir naudosiu plokščią šepetėlį bei šią vidutinio intensyvumo spalvą. Su šepetėliu šešėliu pasiimu plokščiai ir keliauju iš karto ant judriojo voko
ant šiek tiek ten esančio korektoriaus, kad sukurčiau lengvą smokey eye efektą. Pirmiausia, tapšnoju būtent ant judriojo voko, kad sukurčiau intensyvumą ir tik paskui su likučiu pereičiau į akies linkį. Tai darau tokiu lengvu lanku, kylu aukščiausiai ties akies rainelę ir leidžiasi vėl žemyn. Su tuo pačiu šepetėliu, bet kitokia kryptimi, pasiemu spalvą šešėlį ir tuomet einu per apatinį spalvinį korektorių palei apatinės blakstienas ir kuriu intensyvumą. Su NYX bronzeriu ir My Kitko 1.12 siaurėjančiu ilgų šerelių šepetėliu pasiemu bronzerio ant šepetėlio iš visų pusių, nusipurtau. Ir kadangi šepetėlis yra ilgų šerelių, aš su juo turiu labai lengvą kontrolę, keliauju ten, kur baigėsi mano pirmoji uždėta spalva ir tokiu būdu įnešu šiltumo ir kuriu papildomą gylį akiduobei. Taip pat su tuo pačiu bronzeriu įeinu ir į akies linkį sukamaisiais judesiais. Tokią pačią techniką galima atlikti pradedant darbą nuo šviesesnių spalvų, nuo akies linkio. Aš šį kartą pradėjau nuo kito galo atvirkščiai ir keliavau iš karto su tamsiausia spalva. Kadangi dar nekeliavau su maskuokliu, tai mano spalvinis korektorius turi tą tokį potonį, tai aš tiesiog lengvai nusibrėžiu, kur maždaug aš keliauju su šešėliais. Laikas labai ryškiam pravedimui ir tam bus reikalingi 2 šepetėliai, abu iš My Kitko 1.39 plokščias, siauras ir trumpų šerelių, o kitas pravedimo aptvarkamui 1.21, taip pat plokščias, bet ilgesnių šerelių. Pirmiausia, įeinu į viršutinę vandens gleivinę. Kadangi mano modelio kiek jautrios akys, tai viskas, ką padariau, pripildžiau apatinę vandens gleivinę su juodu pravedimu geliniu ir tuomet naudodama 1.34 šepetėlį iš My Kitko bei juodą spalvą iš Natasha Denona paletės, pasiėmusi spalvą su šepetėlio galiuku, nusipurčiau ir per maždaug šepetėlio plotį užpildžiau bet kokius tarpblakstieninius tarpus su juoda spalva. O sekantis mano žingsnis būtų naudoti šią tamsiai rudą spalvą su My Kitko 0.1 šepetėliu ir jo galiuku. Ir mano modelį žiūrint aukštyn, aš tiesiog šią rudą spalvą įnešu ten, kur baigėsi mano juodos spalvos šešėliavimas, kad tai turėtų išsklaidytos juodos spalvos iliuziją. O kad visai užbaigti įvaizdį, vėl grįžtu su pirmąja spalva ir tada remiuosi ten, kur baigėsi mano šešėliavimas su tamsiausia ruda spalva. Norėjau, kad šis įvaizdis būtų dedikuotas labai rimtam pravedimui, todėl atsispiriu nuo ten, kur baigėsi blakstienų augimo linija ir vedu ploną liniją link smilkinio ir ją darau labai ilgą. Tuomet ties pusę pravedimo grįžtu prie blakstienų augimo linijos. Pravedimą vis atsišviežinu, nes su Inglot pravedimu geriausia dirbti, kada jis yra šviežias ir tepasi lengvai. Žiūriu, kur modelio akies lūžis ir aš jį užpildau su pravedimu. Tokią techniką naudodama paslėpiu pravedimo lūžį. Ir tuomet kiek stačiai užsibaigiu į blakstienų augimo liniją. Grįžtu su juoda Natasha Denona spalva ir My Kitko 1.34 šepetėliu ir užpresuoju savo padarytą pravedimą, kad jis būtų visiškai matinis ir neturėtų jokio šlapumo spindesio. Apsitvarkymui kirstas šepetėlis ir šiek tiek korektoriaus. Naudosiu Rare Beauty highlighterį ir 1.1 šepetėlį iš My Kitko. Highlighterį aplikuoju ant antakio kaulo ir akių vidiniam kamputį. Ir tuomet grįšiu su šiek tiek pravedimo, kad labai plonai užbaigčiau savo pravedimą link akies priekio. Blakstienas pradžiai naudosiu šias, kad sukurčiau vientisą spikey efektą. Noriu šiek tiek sujungti viršutinį pravedimą su apatiniu šešėliavimu, todėl ateinu su pravedimu ir užpildau tarpelį. Vėl grįžtu su pačia tamsiausia Natasha Denona juoda spalva ir pasistengiu, kad tas uždėtas pravedimas kuo aštriau ir kuo intensyviau, bet minkščiau įeitų į mano atliktą šešėliavimą. Todėl lengvais braukiamaisiais judesiais, spalvinimo judesiais, tiek užfiksuoju tą įvestą pravedimą, tiek suminkštinu spalvindama.
Vienas iš 25 metų makiažų trendų yra mėlynos blakstienos ir mėlynas tušas, todėl naudosiu SLA Paris mėlyną akių tušą.